Su jumis sveikinasi Android LT apžvalga. Šį kartą turime modelį LG 2X. Pradėsime nuo įpakavimo. Štai koks įdomus įpakavimas. Gražiai atsidaro dėžutė. Turime patį telefoną. Pakuotės viduje ausinės, HDMI kabelis, USB kabelis, krovimo adapteris bei instrukcijos. Toliau apie patį telefoną. Šio telefono korpusas atrodo tvirtas, susidaro jausmas, jog būtų padarytas iš tvirto vientiso metalo, tačiau taip nėra, bet pats telefonas nebraška, neklega. Rankoje tikrai tvirtai laikosi. Viršutinėje dalyje matome ausinių jungtį, taip pat naujiena HDMI jungtis, kurios dėka mes galime prijungti šį įrenginį prie didelio ekrano, kaip pavyzdys tai būtų televizorius arba projektorius palaikantis HDMI jungtį, ir žaisti žaidimus, žiūrėti filmus, taip pat rodyti prezentacijas. Toliau turime apatinę dalį, tai čia matome stereo garsiakalbius bei mikro USB krovimo jungtį, taip pat ir skirtą duomenų perkelimui. Galinėje dalyje štai 8 megapikselių kamera su LED pašvietimu, priekyje 4 colių TFT ekranas su raiška 800x480. Dar ką paminėsiu apie ekraną, kad šis ekranas yra iš Gorilla Glass, tai reiškia, kad jis yra nesibraižantis. Toliau lendame giliau į telefoną. Jame sukasi 2 branduolių 1 GHz procesorius. Šis telefonas turi 512 MB operatyviosios atminties. Vidinė atmintis skirta aplikacijoms ir jūsų turiniui 8 GB. Dar prie procesoriaus jis turi, tokį kaip ir atskirą grafikos procesorių NVIDIA Tegra 2. Štai matome meniu. Kas pirmiausiai man krito į akis pasiėmus šį telefoną, tai kad jis turi iš karto notifikacijų juostoje integruotą muzikos grotuvą, widgetai LG sukurti specialiai šiam telefonui, štai orų widgetas, žinutės, kalendorius, Facebooko widgetas. Toliau programinė įranga. Programinė įranga yra Android.2.2, planuojama ir 2.3 versija, tačiau tikslių datų kada LG nepateikė. Pats telefonas, naudojantis savaitę, tai pasirodė itin greitas. Štai puikiai veikia live wallpaperiai ir nepastebėjau jokio strigimo. Atsidarius daugybę aplikacijų vienu metu, nei viena nestrigdavo. Taip, adresų knyga, žinutės, štai viskas labai greitai vyksta. Tikrai nepastebėjau jokių uždelsimų šio telefono veikloje. Dar šiek tiek pavaikštom po meniu. Tai tokia būtų trumpa pažintis modelio LG 2X Optimus.